Labas. Ačiū, kad atėjai. Šį kartą be arbatos. Nors rubrika ar knyga su arbata. Šį kartą aš tau paruošiau irgi atsisėst. Hamaką, prisėsk šalia. Ir pasikalbam apie laiką, apie laisvalaikį. Šiandienos tema – laisvalaikis. Tam, kad prisimint laisvalaikį, kad suprast laisvalaikį, pirma prisimink, ką sakiau apie jau esančius du laikus graikų kalboj. Tai yra chronos, kurį mes turim, chronometras, chronologija ir taip toliau. Tai yra atkarpinis laikas, kuris turi pradžią ir turi pabaigą. Aš gimstu ir aš mirštu. Šitas laikas, kronas ryjantis savo vaikus, aš kažkada dalinaus Gojos paveikslų, ten Saturnas ryjantis savo vaikus, tai yra to paties krono lotyniškas vardas, romėniškas. Ir jisai suryja viską, ką paduodi, net akmenį. Jame viskas turi pradžią ir turi pabaigą. Ir yra kitas laikas, kita graikiška dievybė, Kairos. Kairos. Ir pasakojau, kaip graikai vaizdavo tą dievą Kairos. Jisai buvo ne taip, kaip pas mane plaukai čia, o čia sušukuota. Pas jį buvo atvirkščiai. Pas jį buvo visiškai plika čia didžiulė garbana ir vaizduojama su sparnais ant kulkšnų, ant sandalų ir su britva rankoje. Ir jo simbolis tai yra, jisai yra aštrus. Kairos yra kaip ant ašmenų atsistot. Labai sudėtinga išsilaikyti, nenukrist. Ir jisai yra greitas, nes jo kojos yra su sparnais. Ir jis yra sunkiai pagaunamas. Jį gali pagauti tik ateinantį už garbanos. O praėjusio nebėra už ko, nes čia yra plika. Laikas. Čia mūsų paskutinis susitikimas apie laiką. Tai dabar laisvalaikis. Aš nerodau knygos, aš remiuosi Aristotelio Nikomacho etiką, Aristotelio politiką ir Platono valstybę. Ten kalba apie šitą. Jeigu tau įdomu, tu gali pasiskaityti, pastudijuoti. Daugiau yra šaltinių, kurie kalba apie antikinį graikišką laisvalaikio sampratą. Taigi mes lietuviai turim žodį laisvalaikis. Ir jis yra priimamas kaip laisvas laikas. Laisvas laikas. Kada aš mokiniam užduodu klausimą apie laisvalaikį, sakau, dabar prasideda atostogos, ką darysiu? Sako, pailsėsiu. Darysiu, ką noriu. Miegosiu, skrulinsiu, žiūrėsiu seminarus, žiūrėsiu serialus, būsiu su draugais, čia seminarus, čia žiauriai geras būtų. Būsiu su draugais, žodžiu, čilinsiu, viskas. Čia yra laisvalaikis. Jeigu tokią formuluotę mes pasakytumėm graikui antikos, laisvalaikis, čia gal mane kažkas komentaruose pataisys, kas turi akademinį gerą išsilavinimą, kas antiką studijavo, aš būsiu labai dėkingas, jeigu jūs mane pataisysit, pakomentuosit, aš visada priimu tuos pataisinimus, nes turiu tik tai savo nuomonę ir ta nuomonė nėra ekspertinė. Kažką paskaitęs ir susidaręs nuomonę, viskas. Ir jie dalinuosi. Tai mano manimu, jeigu graiko aš būčiau paklausęs laisvas laikas, laisvalaikis, būčiau taip formulavęs, jisai nesuprastų paties klausimų. O sakyčiau, kaip tu leidi laisvalaikį? Jis nesuprastų klausimo, kodėl? Todėl, kad laisvas žmogus, laisvas. Jeigu aš esu laisvas, tai mano visas laikas yra laisvas, jis yra mano, aš esu laisvas žmogus. Tai kaip jam suprasti formuluotę laisvalaikis? Jis šito nesupranta. Ir Aristotelis tą laiką, kurį mes turim, dar dalina. Ne tik tai chronos ir kairos, jisai dar dalina.
nemandravosiu, nes nemoku graikų kalbos ir čia neaiškinsiu jums graikiškų terminų, bet pas jį yra laikas skirtas būtinybei. Būtinybės laikas. Laikas skirtas būtinybei. Kas yra būtinybės laikas? Tas, kurį aš privalau atiduoti darbui, kad pelnyčiau duoną, kad išlaikyčiau šeimą, galiausiai, kad sumokėčiau mokesčius. Laikas, kuris yra skirtas pagal Aristotelį, žmogus yra zoon politikon, pasakiau graikiškai, tai yra politinis gyvūnas, gyvulys, politinis gyvulys, kuris sugeba susiorganizuoti, būti kaip bendruomenė. Laikas skirtas bendruomeniai irgi yra būtinybė. Jeigu kas nežinojo, dar vienas graikiškas žodis – idiotas. Ką reiškia idiotas? Žmogus, kuris neskiria laiko politikai, bendruomeniai, kuriam neįdomu. Tokia buvo pirminė reikšmė. Tai laikas skirtas būtinybei. Ir tada aš turiu kitą laiką, kuris neskirtas būtinybei. Ir dėmesio, tai nėra laisvas laikas. Tai yra graikiškai skola. Škola, šiulė, skūl, mokykla. Reiškia, mano laikas, kuris neskirtas būtinybei, yra skirtas kam? Mokytis. Va taip graikai žiūrėjo į laiką. Laikas skirtas būtinybei ir laikas skirtas mokytis. Kas galėjo turėti laisvalaikį? Vergai. Vergai galėjo turėti laisvalaikį. Kodėl? Tu tarnauji šeimininkui ir šeimininkas sako, eik iš čia, dabar man tavęs nereikia. Ir ką vergas daro, gavęs tokią atilsio akimirką, valgo arba miega. Kaupia jėgas, kad dar geriau galėtų tarnauti savo šeimininkui. Vat ir yra klausimas, ar aš nežiūriu į laiką vergiškai? Arba ariu, arba valgau ir miegu. Arba ten, miegu žiūrėdamas kokį nors serialą. Užsileidęs foną, kad kiti netrukdytų mano poilsiu. Kaip aš žiūriu į tą laiką? Tai graikai žiūrėjo būtinybei skirtas laikas, reikalai, kuriuos aš būtinai turiu atlikti, tai yra įsipareigojimai prieš pilvą, užsidirbti, pavalgyti, apsirengti, susitvarkyti savo buitį, laikas skirtas visuomeniai, pradedant nuo šeimos. Tai yra laikas skirtas žmonai, laikas skirtas vaikam ir visuomeninis laikas, nes aš esu politinis gyvūnas. Aš turiu dalyvauti miestelio, miesto, valstybės reikaluose. Taip graikai žiūrėjo. O visas kitas laikas yra, tarp kitko, laikas skirtas būtinybei, į tą laiką įeina ir miegas. Nes kūnas turi pailsėti. Tai miegas yra nelaisvalaikis. Miegas yra laikas skirtas būtinybei. Tada kitas laikas yra skola. Skirtas savęs ugdymui, savęs tobulinimui. Ir kaip graikai tai darė? Jie turėjo artes liberales. Tai yra laisvieji menai. Vat ką turi savy išugdyti laisvas žmogus? Ką turi savy išugdyti laisvas žmogus? Ir tai ugdė. Ir tai ugdė. Ir jie buvo antiek stiprus, panaudosiu tą žodį, menininkai visose srityse, kad šiandien realiai, jeigu pradėti gilintis, atima žadą. Pasirodo, kad tai, ką mes matome graikiškose skulptūrose, garbanėlė prie garbanėlės, tiek ant galvos, tiek ant barzdos, viskas sudėta plaukas prie plauko, buvo ne skulptorių menas, o realybė. Taip jie buvo išpuoselėję išvaizdos meną, kaip aš atrodau.
kalbėti apie skonio meną, apie elgesio, apie harmonijos kultūrą. Pasakysiu tik vieną pavyzdį, kuris mane pritrenkė, gal aš jau esu minėjęs, bet jisai mane labai nustebino. Pamiršau to rašytojo pavardę dabar, bet knyga vadinasi Pompėjos žūtis. Paskaitykit, įdomus romanas. Pasirodo, kad žmogus, kuris rašė tą romaną, jisai realiai labai domėjosi antika, labai domėjosi graikų kultūra. Ir ten yra vienas nerealus pavyzdys, iš tikrųjų nerealus. Reiškia, romėnų, kurie yra užkariautoriai, kurie užkariavo Graikiją. Romėnai kelia puotą ir graikai, nors nukariauta tauta, bet jie laisvi. Ir graikai dalyvauja toj puotoj. Toj puotoj dalyvauja jaunas graikas ir jauna labai graži graikė. Ir jie tėvynainiai, jie kalbas tarpusavį, būdami toj puotoj. Pilna visokiausių patiekalų. Jie valgo, jie vaišinasi. Ir, kadangi prabangi puota, groja muzika, gyvi muzikantai. Ir graikas sako šitai merginai, jie net nežino, kokia muzika tinka prie šito maisto. Įsivaizduokit kultūros ir meno lygį. Viskas turi būti harmonijai. Netgi mano ausis su mano skrandžiu, su mano uosle, su mano kvapais, visi 5 pojūčiai, jie turi saveikauti darnoje, harmonijoje. Netaip jie puoselėjo menus. Tai įsivaizduokit, jeigu graikas turi skolą šitą laiką, skirtą savęs tobulinimui, tai pradėk nuo gimnastikos, tai yra kūno tobulinimas, tai yra ne tik tai gražus raumenis, tai yra lankstumas, tai yra sveikas kūnas. Pas juos labai keista samprata. Graikas normaliai nesuprastų sergančio gydytojo. Tugi apie sveikatą. Jam būtų tas pats, kaip reiškia kokį nors, nežinau, šaudimo lanku trenerį, žiūrėti trenerį šaudimo lanku, kuris nepataiko. Jam tas pats būtų žiūrėti į pastoviai sergantį gydytoją. Arba patį gyvenantį nesveikai gydytoją. Jis nesuprastų šito. Harmonija tarp visko. Tai savęs tobulinimo laikas. Ir paskutinė mintis, kad aš noriu pasidalinti tiek tėvam auginantiem vaikus, paauglius. Noriu tau pasakyti, norėčiau, kad išgirstų ir mano jaunieji klausytojai, mano mokiniai, kas yra skola, mokykla. Mokykla. Vadinasi, mokiniai, kurie lanko mokyklą. Mokykla yra skirta tobulinti save. Tobulinti save. Tikras skola laikas. Ir mokiniai jo turi daug. Kartais atrodo, kad per daug. Nes yra mokykla, yra būreliai, yra namų darbai. Bet tai yra laikas skirtas savęs tobulinimui. Ir tai gali gult kaip našta. Reiškia, čia man užmetė ant pečių laiką tobulintis, reikalauja gerų įverčių, užduoda labai daug visokiausių darbų, užduočių, aš čia vargšas kankinys. Dėmesio. Ko tu neturi iš tikrųjų? Tu neturi, išskyrus miegą ir valgymą ir tualetą. 3 dalykai. Miegas, valgymas, tualetas. Tu neturi būtinybės laiko. Būtinybės laiką už tave sumoka tėvai ir valstybė. Tu turi pastogę, tu turi maistą, tu turi visą aprūpinimą, sumokėta už Wi-Fi, sumokėta už telefoną. Visas laikas, kurį tu turėtum skirti būtinybei, yra atiduotas tau
kad galėtum save tobulinti. Nes už tave sumokėjo kiti. Tu tampi skolingas. Už tave sumokėjo kiti, kad turėtum laiką save tobulinti. Dabar klausimas, save tobulinti kam? Ir va čia yra, kodėl aš pasakojau apie Chronos ir Kairos, apie šitą dievą Kairą, kad sugriebti jo garbaną. Realiai save tobulini tam, kad sugriebti tą garbaną. Ištreniruoti save taip, kad jis nepraskristų pro šalį, tavo šansas, tavo galimybė. Kad nepraskristų pro šalį, bet tu jį sugriebtum, tu išmoktum jį atpažinti, kas sunkiausia. Nes prisiminkit, kur nagrinėjom knygą Akimirkos tironija, tai Chronas ateina apsirengęs Kairu ir sako, griebk šitą žinutę yra svarbi. Griebk šitas, jis ateina apsirengęs Kairu. Tai nėra Kairas, tai yra Chronas apsirengęs Kairu. Kairas veikia kitaip, tai yra tavo šansas, tai yra tavo galimybė, kad turiu pirmą išmokti atpažinti. Antra, turiu sugriebti. Reiškia, aš turiu būti save išlavinęs. Ir šitas laikas skola yra skirtas savęs lavinimui, kad atėjus metui aš atpažinčiau ir sugriebčiau tą Kairą už garbanos. Duosiu pavyzdį, duosiu iliustraciją, jisai yra rašomas kaip koks mitas, bet įdomu, kad neuromokslininkai su to sutinka pilnai. Jie sako, kad iš tikrųjų pačios geriausios mintis žmogui ateina, būnant pusiau miego būsenai. Vat kada Chronas išsijungia ir tavo smegenys pajėgus, ateina Kairas. Ir atneša tau ką? Šansą, galimybę kažkokią, kurią turi pagriebti. Ir pasakojimas apie Mendelejevą, apie rusų mokslininką Mendelejevą, kuris pagal pasakojimą susapnavo periodinę elementų lentelę. Ta lentelė yra stebuklas, nerealus stebuklas. Aš dažnai šitą pavyzdį kartoju. Jinai nerealus stebuklas. Pasigūglinkite ir pažiūrėkite šitos lentelės raidos istoriją. Žmogus sugebėjo nubraižyti lentelę, į kurią surašė tam laikui žinomus elementus pagal atominę masę, dėmesio. Dar atomas ne, ta prasme, masė pamatuota. Suskaičiuoti tiksliai sudėti elementai ir palikti, kas svarbiausia, tušti langeliai dar neatrastiem elementam, nes jie čia turi būti. Ir istorijos bėgyje žmogus atranda elementą ir įrašo į tuščią lentelės langelį. Wow! Dabar, kodėl aš šitą pasakojimą prilyginu Kronui ir pagavimui už garbanos? Jeigu aš būčiau susapnavęs, sako, pamatė sapne, jeigu aš būčiau susapnavęs periodinę elementų lentelę, greičiausiai būčiau nesupratęs, ką aš matau. Man tai būtų kažkokie kvadratukai su kringeliais. Aš tikrai būčiau nesupratęs, ką aš matau. Tai ką buvo padaręs tam laikui Mendelejevas, kad pagautų Kairą už garbanos? Jis buvo ištreniravęs, paruošęs save atpažinti ir sugriebti. Štai kam yra skirtas iš tikrųjų skola. Ir dabar tau paskutinė dovana, paskutinė mintis šitoj srity apie skolą. Mes stengiamės pažinti save ir pristatinėjam save kitiem kaip? Pristatinėjam kitiem save išvaizdą. Kaip aš atrodau. Ten apsiskutęs, neapsiskutęs, ten antakiai išpešioti, neišpešioti, ten rūbai tokie ar tokie, aplinka tokia ar tokia, kokia ten grandinė ant kaklo, koks laikrodis. Visa tai rodo mano skiriamą laiką savo ir mano tam tikrą prasme statusą. Laikrodis nebėra laikui matuoti, jis dažnai atlieka statuso funkciją. Aš galiu sau leisti nusipirkti ten kokį nors Tiso ar katamaran laikrodį.
reiškia, tai jau nebe aksesuaras, tai statusas. Kaip aš pristatau save. Praveriu lūpas ir čia prasideda mano kažkokie kalbėjimai, mano, reiškia, bendravimas, mano kažkokie dalykai ir aš jau parodau, ką aš žinau, aš demonstruoju žinias. Pristatydamas save, aš sakau, kuo aš dirbu, kuo aš užsiimu, kas ten vyksta, aš sakau šitos dalykus. O kas iš tikrųjų parodo, kas aš esu? Aš pristatinėju save ir paskui galiu paklysti šituose pristatymuose. Aš galiu pradėti galvoti apie save, kad aš mokytojas, arba aš suvirintojas, arba aš kažkas tai tokio ir pasakau apie save, padarau iš savęs tą, ką aš nesu iš tikrųjų. Kas aš esu iš tikrųjų, čia labai gera iliustracija yra viena eilutė Evangelijai, kur sako, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Galbūt aš turėčiau prisistatinėti, kad aš esu skrūlintojas, ten serialų žiūrėtojas, žvejys, medžiotojas, pletkininkas. Ta prasme, apie mane daugiau negu tai, kokias pareigas užimu ir kaip aš atrodau, apie mane man pačiam daugiau turėtų pasakyti tai, ką mes vadinam laisvalaikiu, o graikai vadino skola. Tai iki kito karto aš atsisveikinu su tavim. Į sekantį kartą aš papasakosiu apie Jonathano Haito knygą Nerimo karta. Gal labiau suprasim kartu, kas dedasi su tavim ir su manim šitam laikmetį, kuriam mes gyvenam. Ką mes iš jo gaunam, ką mes galim pasiimti iš jo gero ir ką jis iš mūsų pavagė. Galbūt, nežinau, pabandysim. Sudiev ir iki pasimatymų. Būsiu dėkingas, aišku, jeigu pažymėsi tą video ten patiktuku, o jeigu nori nepraleisti mano sekmadienio skaitinių ir knygos šito, pavadinkim, klubo, knyga su arbata, tai prisiregistruok prie tinklapio. Nereikės ieškoti, nepraleis. Iki pasimatymų.